Šiame vaizdo įraše aš keliauju po visą planetą, kad surasčiau vienus iš egzotiškiausių pasaulio gyvūnų. Nuo gilių mėlynų vandenynų iki apleistų mangrovių sistemų ir dar toliau. Tačiau yra viena sąlyga. Šiam iššūkiui tęsiantis gyvūnai taps vis ekstremalesni. Tai tikras monstras. Ši kelionė išbandys mano galimybių ribas, tačiau galiu pažadėti jums vieną dalyką. Šio vaizdo įrašo pabaigoje mes akis į akį 9 susidursime su viena egzotiškiausių būtybių Žemėje. Ir jei norite egzotikos, mes ją turime. Bet pirmiausia, mes buvome išlaipinti salų grandinėje pietų ramiajame vandenyne ir turime surasti savo pirmąjį gyvūną. Mes susitiksime su vietiniais vaikinais, nes jie geriausiai pažįsta šiuos vandenis. Ir tikiuosi, kad jie galės mane nuvesti ten, kur slepiasi didelės žuvys. Turime Andrę, mano bičiulį Marko, ir turime Andrę. Andrijus. Dabar jūs turite man padėti artimiausiomis dienomis surasti keletą egzotinių gyvūnų, gerai? Taip. Gerai. Vaikinai, matote šiuos vaikinus, jie iš esmės mane lydės vaikinai į pačias beprotiškiausias salas. Tai yra mūsų puolimo planas - pasiekti pačias tolimiausias mergelių salas. Einam. Ši kelionė niekada nebuvo skirta silpniems. Kirtome didžiulės atviro vandenyno platybės, keliaudami iš vienos atokios salos į kitą. Čia gyvenimas yra toks žalias, koks tik gali būti. Taigi, vaikinai, kai jie būna šiose salose, iš esmės tai ir yra jų gėrimas, vaikinai. Einam. Gaudome savo maistą ir stovyklaujame vienose iš mažiausiai paliestų vietų Žemėje. Naktį, prie laužo, vaikinai dalijosi pasakojimais apie paslaptingas būtybės ir povandeninius milžinus, slypinčius vietoje, vadinamoje mergelių salomis. Po kelių kelionės dienų sala pagaliau pasirodė horizonte. Mes tai padarėme, mažutė. Pažiūrėkit tai. Mes pasiekėme salas, kuriuose svajonės tampa realybė. O Dieve, tai turbūt pats skaidriausias vanduo, kokį esu matęs savo gyvenime. O Dieve, štai kodėl mes keliavome pastarąsias 3 dienas, kad pasiektume šią vietą, vaikinai. Pažiūrėkite į vandenį aplink mane, jis kaip milžiniškas baseinas. Tai turbūt pats skaidriausias vanduo, kokį esu matęs savo gyvenime. Ir tai yra mergelių salos. Wow, mes pasiekėme mergelių salas, vaikinai. Mes keliavome pastarąsias 3 dienas ir pagaliau pasiekėme tikslą. Pažiūrėkite į šias sąlygas. Turime turkios spalvos vandenį, baltų smėlio paplūdimius ir palmės. Ir tai beprotiška, žmogau. Čia gyvena patys didžiausi gyvūnai, vaikinai. Nepaliesta žmonių civilizacijos ar kokio nors natūralaus poveikio. Niekada gyvenime nebuvau nuėjęs taip toli. Tiesioginė prasme, pakrantėje turime mažų rykliukų. Matai juos? Pažiūrėk, mažas rykliukas. Matai jį? Gamta čia klesti. Nesijaudinkite, vaikinai. Manau, čia rasime tikrų pabaisų. Šiandien mums reikės daug laiko praleisti vandenyje. Turėsime būti kantrus ir mums reikės, kad visos žvaigždės susidėliotų tinkamai, kad surastume vieną iš šių tikrų vandenyno pabaisų. Laikas mums eiti į vandenį ir ieškoti milžinų. Einam. Vau! Vaizdas toks skaidrus, vyrai, ir visur pilna masalinių žuvelių. Laikas mums eiti.
Pagavau šuns dantų tuną. Wow, vyrai, turime tuną, pažiūrėkite į tai. Šiuose salose pagavome šuns danties tuną. Štai dėl ko mes tai darome, vyrai. Pastarąsias 3 dienas keliavome ir pagavome tikrą gilumos monstrą. Jūs matėte, kaip tiesiog bangomis plaukė šuns danties tunai. Tai buvo beprotiška. Mano įranga buvo visiškai sulankstyta kaip kėdėdė, vyrai, ant to didelio tuno. Aš jį nušoviau. Tas padaras nėrė po koralais. Mes ištiesinome strėlę ir viską padarėme. Ir mes tuoj surengsime vieną įspūdingiausių kiorimų kartu su vietiniais vaikinais. Be jų čia saloje tai būtų neįmanoma. Taigi kelkimės ir pradėkime viską. Einam. Taip, broli. Joj. Vaikinai, mes nukeliavome tokį ilgą kelią būtent dėl šios žuvies. Ir noriu jums paaiškinti, kodėl. Tai yra šuns dantų tunas ir galima sakyti pati aršiausia kovotoja vandenyne. Šitos žuvis tiesioginė prasme sunaikina tavo įrangą. Jūs matėte, aš tiesiog paleidau šūvį, žuvis mane tampė aplink rifą, sulenkė mano strėlę ir viskas baigta. Be to, tai vienintelė tunų rūšis, kuri iš tikrųjų turi dantis, vaikinai. Jie turi milžiniškus žandikaulius ir valdo rifą šitos žuvis. Jie turi didelę akį, todėl ir pasirodo tik naktį. Ta didelė akis leidžia jiems pagauti daugiau šviesos, kad galėtų maitintis daugybę žuvų. Šitos žuvys tiesiog sudarytas iš grynų raumenų ir jos tokios stiprios, jų neįmanoma sustabdyti. Tai tikrai vandenyno karalius ir mes tai padarėme. Wow! Po visko, ką patyrėme, liko tik vienas dalykas. Iškepti šį vandenyno milžiną ant laužo ir pasidalinti puotą su vietiniais gyventojais. Tai taip skanu, žmogau. Taip, pažiūrėkite tai. Turime gražios tuno. Mėsa štai čia, suvalgykime ją, mažylį. Ji šilta, ji dūminė, ji velniškai skani, žmogau. Gerai, vyrai, pirmin, padėkite man doroti šią žuvį. Teisinga pasidalinti su vietiniais vaikinais. Pirmin. Pirmin, mažylė. Radome vieną neįtikėtiną gyvūną, bet ši kelionė tik prasidėjo. Mūsų laukia nauja vieta, o rizika tuoj pakils. Į visiškai naują lygį. Mes ką tik nusileidome pačiame beprotiškiausiame reljefe, vaikinai. Mes pasiekėme vietą, kur vandenynas susitinka su mangrovių sistema. Turime lanką ir strėlę rankoje bei kuprinę ir tuoj eisime tyrinėti. Ieškoti egzotiškiausių pasaulio gyvūnų. Šie gyvūnai gali nukasti man pirštus, vaikinai, bet mes čia šaudysime strėlėmis ir žiūrėsime, ką galime rasti. Jūs galite matyti dabar, kad vanduo visiškai atslūgo ir turime šias beprotiškas mangrovių sistemas. Atvirai pasakius, neturiu jokio supratimo, ką čia rasime. Turiu lanką ir strėlę, jei netyčia čia rasime kokią nors beprotišką žuvį ar kažką panašaus. Ir taip pat patį beprotiškiausią plėšrūną. Dabar seksime šį upelį, nes jis nuves mus ten, kur slėpsis gyvūnai. Pažiūrėkite, koks skaidrus šis vanduo. O, ką tik kažką pastebėjau. Oho. Čia pat yra mažas krabas. Ne. Ne. Pažiūrėk į šiuos mažus žnypliukus. Jie iš tikrųjų skirti įsikibti. Viena iš tikrųjų tiesiog plėšo mėsos gabalus, nes vienoje pusėje yra gerokai didesnė, o kitoje pusėje jis turi tik mažą žnyplę. Pakelsime lanką ir toliau tyrinėsime. Dabar einame į tankesnį reljefą. Ką tik pastebėjau kažką ten tolumoje. Bėgsiu paskui jį, pažiūrėsiu, ar galime jį pagauti. Jis ten. Au. Pažiūrėk į jį, tai beprotiška. Ei. Įsikando man. Jis mane pagavo. Ne, noriu jo daugiau netrukdyti. Pats matai. Gražus krabas. Gerai, paleisk jį atgal. Dabar jau lendame į patį tankumyną. Laikykime kumščius, kad nesusidurtume akis į akį su krokodilu, nes jų čia tikrai pasitaiko. Ką tik radau beprotiškiausią dalyką. Tai kažkas neįtikėtino, broli. Tai tikras ateivis. Tai beprotiška. Jūs matote tai dabar? Pažiūrėkite, kaip jis čia maitinasi. Čia viskas taip sudėtinga, žmogau. Vos galiu čia judėti. Manau, teks išeiti iš čia ir sekti tą sunkvežimį. Pažiūrėkite į visus šios dalykus. Parašykite komentaruose, ar jūs eitumėte per tai. Jie tiesiai sminga į mano pėdos apačią. Pasakysiu taip, jausmas tikrai ne pats geriausias.
Čia pilna mažų snoperių. Pažiūrėk į juos. Jie visi prie mano kojų. Oho, pažiūrėk į tai. Štai dar vienas iš tų ateivius primenančių dalykų. Pažiūrėkite, jis prasideda čia, eina aukštyn ir tęsiasi iki čia. Ir čia jis maitinasi. Parašykite komentaruose, jei žinote, kas tai yra. Atrodo kaip kažkokia jūros agurko rūšis ar kažkas panašaus, bet tai tiesiog kaip ateivių gyvybė. Pažiūrėkite tai, net nežinau, ar turėčiau tai liesti. Čia yra kefalių būrys. Visai šalia šių mangrovių, tiesiog čia. Oho. Aš ką tik praleidau visą tą prakeiktą būrį, dievi žmogau. Iš tikrųjų, šiek tiek nerimauju dėl krokodilų čia. Nemeluosiu. Judėsime toliau, pažiūrėsime, ką dar galime rasti. Metai. Oho, sąžiningai, aš ką tik perėjau tiesiai virš tos žuvies galvos. Buvo taip arti. Mes seksime šias potvinių balas iki pat ten esančios atbrailos. Ir manau, kad tai bus gera vieta. Pažiūrėkite, pažiūrėkite. Turime Austrę. Tai bus mažas užkandis, manau, kad atidarysime šitą dabar. Tai suteiks mums energijos tęsti ir pažiūrėti, ar galime rasti daugiau plėšrūnų. Suvalgykime ją. Tokias mielai imčiau. Nesu didelis austrių gerbėjas, kartais jos gali būti šiek tiek dumblinos, bet ši buvo sūri, kreminė, lengvai nuslydo. Mes vis dar neradome to didžiojo plėšrūno, kurio ieškome, vaikinai. Mes beveik pasiekėme vandenyną. Turime visas šias potvinių balas. Noriu pažiūrėti, ar čia nėra ko nors, kas turi žnyplės. Oho, pažiūrėkite į tai. Pažiūrėkite į šitą dalyką. Tai didelis šuo, turime žuvėdrą. Na, koks šaunuolis. Tai tikrai didelis ir jis dar šlubuoja. Bičiuli, tu turi problemų, ar ne? Eikis čia, jūs žinote, kad mes mėgstame žuvėdrų šaudytojus, vandens pistoletus, juos randame visur, negaliu nuo jų pabėgti. Tai keiščiausias krabas, kokį esu matęs savo gyvenime. Jis tiesiog kaip aš. Ilgiausias rankos ir kojos, o kūnas mažiausias. Tai beprotiška. Gerai, paleisime jį. Vaikinai, ką tik pastebėjau krabą. Jis dabar sėdi savo urvo krašte. Jei jis mane pamatys, tuoj pat grįš atgal į urvą. Turėsime bėgti paskui jį ir būti labai greiti, bandyti jį pagauti, kol jis nespės įlysti į savo urvą. Jis sėdi ten, po tuo medžiu. Turėsime bėgti paskui jį ir bandyti jį pagauti. 3, 2, 1. Eik. Oi. Ką? Jis miręs. Kas po velnių? Pažiūrėk ten. Tai maža krabo patelė. Ji negyva. Kas per velnes? Įdomu, kas jai atsitiko. Ji vis dar turi patiną viduje, bet nejuda. Ji sėdėjo čia. Ji buvo pasiruošusi grįžti tiesiai atgal į savo urvą. Tikrai neįsivaizduoju, kas jai nutiko. Gali pasakyti, kad tai patelė, nes ji turi šią didelę kišenę, kurioje nešioja visus savo kiaušinius. Tai liūdna, žmogau. Nemėgstu matyti šių negyvų gyvūnų. Šito čia mes negalime valgyti. Viduje bus per daug bakterijų, parazitų ir visko kito. Taigi turėsime tai palikti čia. Esu tikras, kad tuo tikriausiai pasivaišins kitas krabas arba žuvis ir kiti čia aplink esantis gyvūnai. Taip, ten yra keletas sraigių. Jie maitinsis tuo krabu. Velne, žmogau. Aš maniau, kad tai buvo mūsų krabas. Aš tiesiog puoliau prie jo ir viskas. Gerai, mums teks judėti giliau į mangroves. Pažiūrėsim, ar rasim dar vieną. Iš tikrųjų, gyvūnų karalystėje, vyrai, šie krabai yra beprotiški. Ką patinai iš tikrųjų daro? Jie prisikabina prie patelių ir tada iš esmės pradeda veikti, o patelė neturi jokio kito pasirinkimo, tik poruoti su tuo patinu. Taigi tie dideli patinai, kurių mes čia ieškome, iš esmės valdo viską. Jie tiesiog griebia bet kurią patelę, kurios nori ir gauna, ką tik nori. Gerai, aš tiesiog seku šią upelio sistemą. Visi krabai iš tikrųjų čia judės pirmin ir atgal tar atoslūgį. Ką tik pastebėjau prakeiktą krabą, broli. Jis turbūt čia užstrigo per potvinį. Pažiūrėk į jį. Jis užsimaskavęs. Matai jį ten. Vienintelė priežastis, kodėl žinau, kad jis čia, yra ta, kad jis leidžia burbulus. Bet jis gerai pasislėpė. Čia bus gera kova. Gerai, bandysiu prieiti iš už nugaros ir sugriebti jo žnyplės, nes šitas padaras atrodo kaip tikras monstras. Tai monstrinis krabas, žmogau. Padėkime kuprinę. Padėk ją čia.
Oho. O, dieve mano. Tai yra monstras. Dieve mano. Oho. Oho. Oho, jis toks stiprus. Oho. Taip, aš jį pagavau, o dieve. Šis toks stiprus. Pažiūrėk į tai. O, dieve mano. Pažiūrėk į tai. Tai tikras monstras. Tas daiktas milžiniškas. Na gerai, tęsiam. Taip, jis bando mane pagauti. Pažiūrėk į tai. Štai čia yra tikrasis plėšrūnas, bičiuli. Pažiūrėk į tą padarą. Pažiūrėk į tuos nagus. Tai tiesioginė prasme yra mangrovių ekosistemos karalius. Šis gyvūnas turi antrą pagal dydį testosterono lygį iš visų gyvūnų žemėje. Vu! Mes visą dieną medžiojame šitą padarą ir pagavome tikrą monstrą. Štai čia, būtent iš čia kyla visa jėga. Šitie milžiniški nagai. Būtent jais jie sugriebė savo grobį ir praktiškai viską nužudo. Dabar jie turi po 6 kojas iš abiejų pusių. Štai čia. Šitos šonuose, šitos smailios, jos iš tikrųjų padeda jam judėti. O šitos plaukikės gale, jos iš tikrųjų stumia jį per vandenį. Jie turi beprotiškai atrodantį veidą. Jie beveik atrodo kaip ateiviai. Jie gyvena dumble, o jų mėsa kažkaip yra Nerealiai saldi. Štai ką mes dabar ir darome. Mes paimame šitą padarą, užkūrėme laužą ir ruošiamės tikram kepimui. Einam. O dieve, lankas ir strėlė užsidega. Aš pats tuoj užsidegsiu. Ugnis! Na gerai, nuplausime tą krabą. Jūs galite matyti, pažiūrėkite, kaip jis pradeda raudonuoti. Tai beprotiška. Jo kiautė iš tikrųjų buvo pigmentacija ir kai jis įkaista, spalva pasikeičia. Jis iš tikrai rudos spalvos tampa ryškiai raudonas. Tas krabas jau beveik paruoštas. Nuimkime jį. Tai tiesiog ryškiai rausva spalva. Yra tik vienas būdas tai padaryti. Mes nuimsime didžiausią ledinuką iš visų, tai milžinišką žnyplę mūsų maistui ir pažiūrėkite, koks jis sultingas. Mes tai tiesiog puikiai padarėme, broli. Milžiniškas purvo krabas. Einam. Mes jau buvome radę egzotiškiausių gyvūnų planetoje, bet tas, kurio ieškosime dabar, yra visiškai kito lygio. Labas rytas jums, vaikinai. Mes esame šioje neįtikėtinoje saloje. Tai beprotiška, broli. Kad užbaigtume šį iššūkį ieškodami pačių egzotiškiausių pasaulio gyvūnų, čia nėra miestų, nėra kelių, nėra žmonių civilizacijos 100 mylių aplinkui, tai laukinė teritorija. Ir yra priežastis, kodėl kai kurie egzotiškiausi planetos gyvūnai vadina šią vietą namais. Jaučiu, kad mūsų paskutinis atradimas bus pats neįtikėčiausias. Tačiau norint surasti šį gyvūną, tai nebus lengva. Šį rytą jaučiuosi visiškai išsekęs, o mano kūnas praktiškai veikia iš inercijos. Taigi mums reikia tik vieno dalyko. Turime savo greito atsigavimo džiunglių gėrimą. Laikas atidaryti šitą daiktą ir išgerti. Tai bus energija, kurios mums šiandien reikia. Imkime. Pasiruošęs? Greitai atsigavome, viskas gerai, galime judėti. Išeikime iš čia, šokime į valtį ir pradėkime tyrinėti šią salą. Turime surasti didelę žuvį ir ruošime beprotišką patiekalą, kad užbaigtume šį iššūkį. Pirmyn, mažutį! Uhu! Gerai, čia vanduo tiesiog Gatorade mėlynumo. Paliekame salą už nugaros, pradedame tyrinėti. Aš ir jūs, apleistos salos, krištolo skaidrumo vanduo. Dėl to mes tai ir darome, vyrai. Gerai, vyrai, pasiekėme gilų mėlyną vandenyną. Šiandien naudosime šitą galiūną. Turime didelę seną patranką. Šokam tiesiai į vandenį. Gilus mėlynas. Pažiūrėkime, kas ten apačioje, bičiuli. Einam.
Vyrai, tai buvo vienas beprotiškiausių įnėrimų mano gyvenime. Ir jei norite egzotikos, mes ją turime. Pažiūrėkite į tai. Tai milžiniška murena. Pažiūrėkite į ją. Ji turi būti daugiau nei metro ilgio. Jūs matėte, kai aš jį nušoviau, iš karto jį išjungiau. Kaip tik ir norėjome. Mirtinas šūvis. Jis nejautė jokio skausmo. Tai tiesiog kaip milžiniška pitonas vandenyne. Pažiūrėkite į jos spalvas. O Dieve. Tai turbūt vienas beprotiškiausių gyvūnų, kokį esu kada nors nušovęs savo gyvenime. Šiuose salose, vyrai, niekas čia nenueis veltui. Mes paimsime dalį šito ir visą tai pamaitins vietinius kaimiečius čia ir jiems tai labai patiks. Jie tiesiog dievina valgyti šias murenas. Aš pats dar niekada gyvenime nesu ragavęs murenos, vyrai. Taigi šiandien bus pirmas kartas, kai valgysiu vieną iš jų. Štai apie ką visą tai, vyrai. Išbandyti naujas rūšis, pasidalinti su vietiniais. Ir vyrai, štai čia yra vienas iš beprotiškiausių gyvūnų, kokius esu matęs. Mes atidžiau pažvelgsime į šį gyvūną. Tai tikriausiai vienas iš beprotiškiausių ir egzotiškiausių gyvūnų, kuriuos esu pagavęs savo gyvenime. Jis atrodo kaip vandenyno pitonas. Šitas padaras turi vienus beprotiškiausių dantų ir burną, kokius esu matęs savo gyvenime. Jie turi atgal nukreiptus dantis, kurie iš tikrųjų sugriebė jų grobį. O tada, ką jie daro toliau, jie sukasi ir taip tiesiog, manau, nuplėšia gabalą mėsos. Šitas padaras galėtų nukasti man ranką. Jis tikrai toks pavojingas. Jų dantyse yra bakterijų, kurios tiesioginė prasme užkrės bet ką, vaikinai. Pažiūrėkime į šio gyvūno raštą. Tai viena iš priežasčių, kodėl jis toks egzotiškas. Pažiūrėkite į tas spalvas. Tai yra spalvos, kurios leidžia jam susilieti su visa rifu. Visi šie taškuoti, tarsi fluorescenciniai atspalviai, rudi, juodi, beveik kaip akmuo. Ir jie susilieja su akmenimis. Ir kai pro šalį plaukia žuvis, jie tyliai išlenda, sugriebia ją ir dažniausiai vėl greitai pasislepia. Mes nupjausime nedidelę dalį, net nežinau, kaip prie to prieisiu, bet mes iškart prie to pereisime. Aš tiesiog pjausiu palei pilvo ertmę, pažiūrėsiu, kuo jis maitinosi. Jo skrandis gana tuščias. Čia beveik nieko nėra. Mes tiesiog nupjausime šiek tiek kepsnio nuo jo, nuo uodegos ir tai bus mūsų maistas. Pažiūrėkime, kaip atrodo ši mėsa. Ji yra gleivieta, beveik kaip riebalai. Oda turi būti maždaug milimetro storio. Pažiūrėkite čia, ką tik nupjovėme gabalą šios murienos. Tai turbūt keisčiausias mėsos gabalas, kokį tik galima gauti iš šio padaro. Turime tą mėsos gabalą. Gerai, mes tai išsaugosime, įdėsime į kibirą, atiduosime tai kapitonui. Jam tikrai patiks. Neturiu jokio supratimo, koks bus skonis, bet verta pabandyti. Einam. Šitie dūmis. Skaidros. Puiku. Dėsime tai tiesiai ant ugnies. Oi, wow, žmogau. Ir tai yra vienas iš beprotiškiausių, egzotiškiausių gyvūnų, vaikinai. Mes įvykdėme pažadą paskutinę dieną. Oi, pažiūrėkite tai. O! Turime šiek tiek ant ugnies kepto ungurio. Laikykime kumščius. Mūsų šoniniai rąstai neužsidega. Saulė leidžiasi už horizonto po dar vienos beprotiškos dienos, o mes laukiame, kol iškeps mūsų ungurys. Vaikinai, tai ypatingas dalykas – sugebėti pagauti maisto čia, šiuose salose, ypač tokį gražų ungurį ir pasidalinti juo su vietos bendruomenė. Jiems tai labai daug reiškia. Ir būtent apie tai viskas čia ir yra – laužai paplūdimyje.
Aš ir jūs, vaikinai, vuhu! Dabar mes ragaujame milžinišką mūrėją. Niekas to nedaro taip, kaip mes, brangioji. Einam. Gerai, mūsų maistas paruoštas, atėjo laikas. Pagaliau gavome šiek tiek mėsos. Pažiūrėkite į mūsų mūrėją čia. Gerai, mes tai atpjausime. Pasimsime gabalėlį mėsos. Pažiūrėkite, ji turi riebalų sluoksnį kaip kiauliena. Štai jis, čia pat. Gabaliukas mūrėjos. Tai buvo vienas beprotiškiausių iššūkių kada nors. Gerai, nurykime tai. Ji labai riebi, beveik kaip kiauliena. Tai tiesiog beprotiška. Oho, bet skonis iš tikrųjų labai geras. Oho, kas būtų pagalvojęs, kad mūrena yra visai skani. Tikrai riebi, daug riebesnė nei žuvis, bet tikrai atsiplėšiu gabalėlį šios mėsos. 100%. Tai buvo vienas beprotiškiausių iššūkių. Jei patiko šis video, parodykite palaikymą, paspauskite patinka ir prenumeruokite. Daugiau vaizdo įrašų čia ir pasimatysime kitame laukinėme nuotykyje. Daug meilės.